Sveiki, ir kaip pirkėjai, šiandien jums pristatau pelę A4Tech Oscar X750. Tai yra lazerinė pelytė, turinti papildomų mygtukų, 4D ratelį, taip pat turinti 6 greičius, arba kitaip sakant 6 jautrumo laipsnius nuo 400 iki 3600 dpi. Yra pridėta papildoma programinė įranga skirta žaidėjams. Šiaip pelytė nereikalauja papildomų tvarkyklių. Taigi pasižiūrėkime, kas yra viduj pačio pakelio. Atidarome dėžutę ir bandykime išimti visą kitą turinį, pasižiūrėti, kasgi įdomaus yra čia įdėta. Taip, papildoma apsauga. Štai atsidaro plasmasinė dėžutės dalis. Štai tvirtintas laidas. Ir mes galime pasižiūrėti, ką dar randame dėžutėje. Taip, tai būtų turbūt trumpas pelytės aprašymas, papildoma programinė įranga skirta žaidėjams ir tai yra kojytės, kurias galima pasikeisti, kai nusitrina nuo intensyvaus naudojimo. Na ir pati pelytė. Štai tokia gražuolė. Štai šias kojeles mes galime pakeisti reikalui esant. Yra papildomi mygtukai. Štai laidas yra ne guminis, jis yra padarytas iš audinio. Na ir pabandykime šį peliuką prijungti. Štai prijungta pelytė yra tikrai labai ergonomiška, ranka guli labai maloniai. Štai pabandykim įvertinti pelytės ergonomiką. Su nykščiu galima lengvai, patogiai pasiekti 2 papildomus mygtukus, labai malonus 4D ratelis ir papildomas mygtukas štai šioje vietoje. Be abejo ir pagrindiniai mygtukai. Pelytė tikrai labai patogi. Šiuo mygtuku keičiasi jautrumas. Pabandykime pelytę įvertinti su Linux operacinė sistema. Ir štai yra įprastas 400 dpi jautrumas. Štai judinant pelytė ekrane nukeliauja tikrai nedidelį atstumą. Ir pabandykime padidinti iki 800. Štai pasidarė truputį jautresnė. Padidiname dar. Tai jau 1200. Dar. Štai 1600. Padidiname iki 2000. Ir galiausiai didžiausias greitis 3600. Štai kaip matote, judinu vos, tačiau pelytė keliauja tikrai didelį atstumą ir yra gana jautri. Štai šis papildomas mygtukas
atlieka funkciją vienu paspaudimu, mes patenkame tiesiai į katalogą. Kai tuo tarpu įprastai turėtumėm 2 kartus spragtelti, kad patektume į katalogą. Štai tokiu būdu mes sutaupome šiek tiek laiko. Naudodami papildomus šoninius mygtukus mes galime patekti į ankstesnius puslapius. Štai jeigu paspausime klavišą, nueisime į jau paspaustą puslapį ir grįšime atgal paspaudę kitą iš šių 2 klavišų. Bent jau taip veikia su naršykle. Be abejo, klavišus galima visada programuoti ir nustatyti jiems atitinkamas funkcijas. Rekomenduojame įsigyti šį produktą mūsų interneto parduotuvėje. Iki kitų susitikimų.